Kolekcija Retail Theatre buvo tiesiogiai demonstruojama 25 parduotuvėse – Dubajuje, Stambule, Mumbajuje, Paryžiuje, Tokijuje, Pekine, Šanchajuje, Niujorke ir kitose miestuose. Iš karto po pristatymo klientai pateikė užsakymus kompiuteriais iPad. Prekės jiems bus pristatytos po 7 savaičių. Pristatymo atėjo pažiūrėti Sarah Jessica Parker, teniso žaidėjai Andy Murray ir Serena Williams, Jungtinių Amerikos valstijų Vogue redaktorė Anna Wintour ir kitos garsenybės. Burberry vadovė aiškino, kaip kompanija rado būdą greičiau pristatyti pagrindinės prekes. Anksčiau esame rengę šou transliacijų į parduotuves, tik jos vykdavo po pusmečio. Šį kartą demonstravome kolekcijos pristatymą tiesiogiai 25 parduotuves visame pasaulyje. Visuose miestuose gyvena garsenybių, dabar jos jausis taip, tarsi sėdėtų pirmoje eilėje. Visuose parduotuvėse yra iPad kompiuterių, kuriais galima iš karto užsisakyti patikusių prekių. Jau kelis pastaruosius sezonus Burberry diegia technologijos naujoves. Tiesiogiai transliuojama du šou trimačių formatu į kelias vietas, bei atidarė modernę interneto svetainę.